Kas čia? Dabar pilna. Atleisk. Na, tiesiog nėra daug dribsnių, paskiau kol atsikėliau. Na gerai, einam reikalus. Na, tai tu sakei, kad tau jis patinka. Taip, netgi labai, bet aš nežinau, ką daryti. Gal tiesiog reikia tiek? Na jau ne, jis dar pagalvos, kad kažkokia trenkta. Tu visai jau? Sara. Bet merginis su juo kalbasi. Tai kodėl negali tu? Na, tiesiog man gėda, nežinau. Tik man kažkaip... Sakau, man gėda ir... Aš manau, kad jis nenorės manimi bendrauti, dėl to, kad jam patinka. Bet nenori O Dieve, koks skirtumas. Galbūt jam ir patinka. Norėčiau, kad tai būtų. Ei, žiūrėk, ten jis. Ei, greičiau, žiūrėk. Na, jau ne. Tikrai neįsivaizduoju. Tai tu nori. Gal geriau kad man bjauru žiūrėti į ją. Jį tai aišku. Tai kelkis ir eina. Kur tu buvai, mes tavęs laukėme 30 minučių. Atleiskit, truputį tiesiog buvo reikas. Atėjo. Žinau, toliau. Teisų sakymas. Na gerai, panas, eime prie reikalo. Taip, tikrai. Man labai įdomu žinoti, koks. Dieve, tai gal kitas meilės. Mikas. Sina, galiu ne taip žiauriai. Einu į tualetą. Šaunu, šiek tiek ant tos vietos, kur jau buvom įsivažiavę. Šiandien tokia pikta diena. Tiesiog nuobodu, nesivaizduoju. Kiti. Tai ir aš. Gerai, tęsime pokalbį. Baltuolė, gal tu galėtum įkalbinti kitą pakalbėti su Mika? Atleisk, bet ne, tai ne mano sritis. Šūdas. Kodėl tau gėda pakalbėti su Mika? Daugybė merginų su juo kalba. Ir nieko. Net nežinau. Tiesiog gal aš neturiu tiek pasitikėjimo savimi kaip kitos merginos. Ar šiaip. Ir šiaip man tada būna labai gėda.
Liūdna. Žinot ką, mergaitės? Galbūt baigiam tuos pokalbius apie bernus ir varom pas mane į namus. Davai. Vau, kaip pas tave tvarkinga. Oho, rimtai. Ko norėt, šiandien ryte tvarkiausi? Variau pasikabint rankinuką. Na štai. Gal sėdam prie stalo? Ei. Niam, obaliai. Ir dar kaip tik 3. Žinokit, jūs vakar nebuvot mokšai ir nežinot vieno nerealaus dalyko. Greičiau sakyk, koks jis. Savaitgalį vyks šokiai ir mes šoksime poromis. Ouch. Tai kelkis. Sorry. Ką, rimtai? Bajerio. Aišku, kad rimtai. Ir berniukai turės kviesti mergaites. O, kaip aš noriu šoksimiką, kaip aš noriu šoksimiką. Mika. Eina sau, kai geras. Aš ir norėčiau šokti su kai kuo. Paskiau pasakysiu ir aš. Sureksiu. Tu visai durna? Yra. Jis karščiausias vaikinas mokykloje ir jam patinka rožė. Kaip jis galėtų įsimylėti tave? Paprastai, kaip ir kiekviena mergina. Koks skirtumas? Sakyk, tu, baltuolė, su kuo norėtum šokti. Aišku, kad su Tedu. Mano mylimiausiu, kad jis toks kartais nepadorus. Cute. Labai laukiu savaitgalio. Panos, norėsit rytoj varyti apsišopint? Davai, savaitgaliui. Žinokit, aš tai neateisiu, nes aš esu numačiusi, ką rengsiuosi. Nors galbūt visai smagu. Varom kartu. Ok. Nu gerai, dabar baigiam kalbėti apie tos šokis ir bernus, varom pažiūrėti filmą. Pamatysit. Kur jis? Jau laukime valandą. Kada jis ateis? Ding dong. Ten jis, einu atidarysiu. Sveikas, užeik. Sveiki. Labas, kur taip užtrukai? Ai, koks skirtumas. Ok. Na, tai tas dalykas, dėl kurio susirinkome, mes turim pasitarti, ką kviesime šokius. Taip, tai yra tas dalykas. Aišku, kad kviesiu baltuolę. Aš tai nežinau, gal Sofija, bet man tai neužkniso. Limpa ir limpa, kokia nežinau. Kaip lapas prie šiknos. Baik čia žvengt. Aš manau, kad kviesiu rožę. Nu, bet nesu labai ištrikrintas. Paieškosiu gal kokios kitos gražios panelės. Nu, nežinau, gal ir ieškosiu. Nu, žodžiu, abejonės. Tai vat. Čia Darius, ko tu čia žvengi? Nu, rimtai, kas tu čia yra, durnarą prisėdė. Tiesiog prisiminiau vieną televizorius laidą. Be to, rodo, griuk negyvas, varom žiūrėt. Ole, rimtai. Ujo, mano foteliukas. Nu,
tai kur aš turiu sės, pasislink. Ei, aš nematau teliko. Ei, mes netelpam. Gelbėkit. Nu va, telpam. Aš atsinešiu kėdę. Na štai, žiop. Jo, geras filmas buvo. Kur tu tokios moki parinkti? Tiesiog jau jį žiūrėjau ir man jisai įdomus pasirodė, tai galvoju ir jūs pažiūrėsit. Gerai pagalvoju. Žodžiu, mergos, jau vėlu, aš varau namo. Einu pasiimti rankinuko. Man ir jau laikas eiti. Ate! Iki, draugės!